Šiandien apžvelgsime neeilinį furgoną, tai Peugeot Partner Dangel, kuris jungia komercinio automobilio savybės ir neeilinį pravažumą kaip Peugeot automobilį. Tai pažiūrėsim, kuomgi jis ypatingas. Galbūt pirmą kartą girdite žodį Dangel, Peugeot Partner Dangel. Kas čia per Dangel? Tai Dangel tai įmonė, prancūzų įmonė, kuri nuo 1978 metų specializuojasi automobilių perdirbime, o būtent 4x4 sistemų integravime į automobilius. Ir kaip matot, čia neeilinė išvaizda šito automobilio, tai nuo 1980 metų Dangel tapo oficialus Peugeot, Citroën ir kitus Stellantis gaminių partneris, kuris oficialiai perdirba Peugeot automobilius. Tai čia matom jų kūrinį, kuris vadinasi Peugeot Partner Dangel. Ir tai nėra savadarbis projektas kažkoks, tai tikrai sertifikuotas gamyklinis gaminys. Važiuoklė irgi yra sustiprinta, specialiai pritaikyta bekeliai, tai su tokiu automobiliu galima drąsiai važinėti bekelę, jokių problemų nebus, jis tam ir skirtas. Iš išorės Peugeot Partner Dangel atrodo kaip eilinis Partner, bet nesuklyskite, nes Dangel komplektacija papildo automobilį tam tikrai savybėm. Tai pavyzdžiui, kitokios padangos, labiau skirtos bekeliai, prošvaisa apie 20 cm, jinai padidinta, turim visur Dangel ženkliukus, 4x4 Dangel, ir po dugnu yra speciali dugno apsauga. Variklis 1.5 dizelis, Peugeot gan patikimas dizelis, 130 arklio galių. Variklis pasižymi dizelinio variklio savybėm, turi neblogą sukimo momentą, kaip tik pritaikytas bekeliai, tai su juo bus daug paprasčiau ir lengviau važiuoti bekelį. Dizelis tam yra ir skirtas. Na ir plus kažkiek tai pataupysit kūrą. Dėl kūro tai irgi vertinsim, kiek jis valgo ir užmiestį, ir važiuojant mieste, ir gamtoj. Partner turi gan didelį furgoną. Pažiūrėkit, kiek čia vietos. Atsarginis ratas yra viduj, ne po mašiną, yra tikrai viduj, tai visada bus švarus, fainas, pasiruošęs, jeigu kažkas nedaug dievė reikės įkeisti. Daug metalo, mažiau plastiko, pats plastikas aišku nėra labai brangus, bet jis tam ir nėra skirtas, kad jis neturi turėti čia super komforto, bet jis turi turėti praktiškumo. Kaip matot, galima viską pakeisti, išvalyti, labai paprasta ir praktiška. Tai, o vietos, aš manau, šitą automobilį galima naudoti ne tik tai kaip kažkokį komercinį automobilį, bet čia kaip jeigu jūs jį naudojat su šeima arba kažkur ten į kelionę, kažkur išvažiuoti į gamtą, medžioklę, šiaip nuotykių mylėtojams, tai jis puikiai tinka, nes praktiškas ir nėra brangus. Vat galit komentaruose pabandyti atspėti šio automobilio kainą, būtent va tokio modelio. Automobilį galima pasiekti ir iš šono, turim tokias slenkančias durys, gan didelis praėjimo įlipimo tarpas, tas durelės. Tai faina, patogu ir gan kokybiškai. Iš tikro, jis yra paprastas, bet viskas padaryta labai tvirtai, kokybiškai. Neblogai, tai galima čia įlipti, ten išlipti, ten įlipti, čia išlipti, šiaip labai praktiška, faina ir tikrai skirta nuotykiams. Dangel pasižymi paprastumu iš tikro.
apdaila, visos medžiagos gan paprastos, bet labai praktiškos. Jeigu kažkoks purvas, važiuojat tokiais keliais, čia miškas, purvas, tai labai lengva bus jį išvalyti ir prižiūrėti. Papildomai Dangel automobiliai turi 4x4 ratų sistemą. Tai yra tam tikras jungiklis, tokia kaip svirtelė ar mygtukas, kurį galime pasukti ir įjungti eko režimą, kur balansuoja automobilis ir neįjungia 4x4 sistemos, arba įjungti 4VD sistemą, kuri užblokuoja ratus, paskirsto tam tikrą sukimo momentą pem ant pem ir galima jau važiuoti drąsiai bekelę, šturmuoti kalnus. Na ką, metas į kelionę. Su Dangel įvertinsime, jungiam iš karto FVD ir pirmin. Jaučiasi, kad tarsi automobilis furgonas, partneris, bet pakaba visiškai kitokia. Jinai tokia brutali ir net kai važiuoju bekelę, toks jausmas, kad tikrai kažkas tai čia 4x4. Ir bendrai, iš kur kilo tas Dangel poreikis. Tai anksčiau, tais 80 metais ir 90 metais daug klientų, būtent Prancūzija, kurie gyvena kalnuose, ūkininkai, medžiotojai, norėjo tikro 4x4 varomo automobilio. Tai galėjo ką pirkti? Jeepą, kokį Land Roverį, jie buvo tikrai brangus, labai brangus ir ne visi galėjo savo tai leisti. Tai atsirado Dangel, kuris siūlo už 25 000 tokį automobilį. Nu tai ką, įvertinsim, kaip jis važiuoja. Čia yra toks soft bekelė, bet, kaip ir bekelė. Matot, turbūt nedaug automobilių čia važinėja. Įdomu, ar jam bus sunku, kaip jis pakaba. Šiaip neblogas valdymas, labai lengvas vairas. Peugeot pasižymi, kad vairai visada lengvi. Faina, kad dizelis, tai jaučiasi, kad automobilis labai neblogai valdomas, net ir bekelė. Va, čia tokie posūkiai, bet drąsiai jau važiuoja, jis taip neblogai balansuoja, laikosi kelio, neslysta. Pakaba gan kietoka, tai čia turbūt vienas iš minusų, jinai bus tikrai kietoka. Pabandysim lėčiau važiuoti. Jeigu lėtai, tai viskas tvarkoja, bet užtat 4x4 ir prošvaistė apie 20 cm plus apsauga. Tai jokio streso, jokios baimės, kad kažkur kažkas apdaužys jūsų dugną. Tai tokių dalykų čia nebus. Aišku, jam tokia bekelė tai vieni juokai. Jis sukurtas tikrai rimtesniems nuotykiams. Pavarų dėžė mechaninė. Galime ir greičiau važiuoti. Tikrai automobilis leidžia ir variklis gali. Kas patinka, kai važiuoju bekelę, automobilis turi auto hold. Žiūrėkite, aš nelaikau stabdžio. Stoviu. Čia dabar pradėjo. Matot, jis kažkiek tai laiko automobilį, jeigu atleidi stabdį. Va. Kokių 3 sekundžių laiko automobilį. Tai užteks laiko perjungti
pirmą pavarą, pavyzdžiui, perjungiat ir norit važiuoti, tai jisai neridės atgal. Pasibaigė mūsų bandomasis važiavimas, kuro sąnaudos 7,5 litro. Ne tik komercinis automobilis, bet ir patikimas partneris kelionėms per bet kokį orą, per bet kokį kelią. Tikrai tinka miškininkams, ūkininkams, medžiotojams, nuotykių mylėtojams, gamtos mylėtojams, spec tarnyboms, kur reikalingas tikrai pravažus automobilis, kuris moka daug ir gali pravažiuoti bet kur. Tai jeigu ieškote automobilio, kuris turi tikrą 4x4 sistemą, FOVD, turi būti praktiškas, patikimas, nebrangus, tai tikrai atkreipkite dėmesį į šitą gaminį. Būtent Dangel visą gamą. Jeigu reikia išbandyti, Peugeot, Opel, Fiat, Stel, Auto, Vilnius.